Sveiki, brangus draugai, su jumis podcastas 5 minutės. O dabar, jei paklausysite mano balso ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite mano nuosavybė brangesnė už visas kitas tautas. Iš tikrųjų, man priklauso visa žemė, bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Šios žodžius turi pasakyti izraelitams. Išėjimo 19:5-6. Tai Dievas turėjo omenyje, kai išvedė izraelitus iš Egipto. Pagal dieviškai planą, izraelitai turėjo būti neįprasta tauta, ne tokia kaip kitos tautos. Negerame pasaulyje turėjo būti dvasingumo, moralės ir teisingų žinių apie karalių nešėjai. Turėdami karališką kunigystę, jie turėjo artintis prie Viešpaties maldoje, šlovinant jį. Būdami tarpininkai tarp Dievo ir žmonių, jie turėjo tarnauti kaip patarėjai, pamokslininkai ir pranašai ir turėjo būti švento gyvenimo pavyzdys, tikrosios religijos dangiškieji atstovai. Kad artėjančioje amžinybės karalystėje Dievas galėtų priimti visus, kurie nori prisijungti prie šios karalystės. Kitaip tariant, Izraelio tautą Dievas sumanė kaip dangaus karalystės ambasadą, filialą žemėje, kurie iki šios dienos žemėje dominuoja blogis. Dievas sako, būsite mano nuosavybė, nes visa žemė yra mano. Išėjimo 19 skyrius. Dievas dar kartą primena visiems, net ir tiems, kurie jo netiki, kad mūsų planeta ir visa, kas joje yra, ir ne tik mūsų planeta, yra Dievo kūrinys. Tuo pačiu metu jis paskelbė izraelitus savo nuosavybę. Vėliau psalmistas taip pasakė, nes Viešpats savo išsirinko Jokūbą, Izraelį kaip brangų turtą. Deja, stabmeldystės nuodėmė prie Sinajaus, kai izraelitai ką tik sudarė sandorą su Dievu, pradėjo garbinti auksinį veršį, neleido visai tautai priimti šio švento pašaukimo ir tapti šventa kunigystė. Tik levitų karta, tik levitų dalis pasirodė iš Izraelio visa dalis esanti ištikima ir nedalyvavo šiame maište prieš Dievą. Tada Viešpats atskyrė levitus ir pristatė padėti Aaronui bei jo palikuonims kunigams tarnauti susitikimo palapinėje, skaičių 3 skyrius. Levitai turėjo tapti ne tik Dievo įstatymo vykdytojais, bet jų ir mokytojais ir vykdytojais. Net jeigu Izraelis norės atmesti Dievą kaip savo karalių, išsirinkti karalių žmonių tarpo, būtent levitai turės parūpinti, kad karalius turi Viešpaties įstatymo knygos kopiją, kurią jis turės atidžiai skaityti visas savo dienas, kad jis išmoktų bijoti Viešpatį savo Dievo ir vykdytų visus įstatymo žodžius. Pakartoto įstatymo 17 skyrius. Visgi, levitai ir kunigai ne visada liko ištikimi savo pašaukimui. Pranašas Malachijas, gyvenęs Ezros ir Nehemijo laikais, priekaištavo kunigams ir levitams už tai, kad jie sulaužė Levio sandorą ir daugeliui tapo blogų pavyzdžių. Malachijo 2 skyrius. Jie nemokė įstatymą, o jie ir mokė, tai jų pačių darbai neatitiko mokymo. Jėzaus Kristaus metu kai kurie kunigai ir rašto, Toros žinovai, inicijavo Jėzaus persekiojimą ir jo nukryžiavimą. Tie, kurie buvo Dievo nuosavybė, sukilo prieš savo Viešpatį. Apaštalas Petras, kalbėdamas apie Kristų, jį lygina su akmeniu įdėtų į pamatą, ant kurio yra statoma nauja Dievo tauta. Dabar Dievas krikščionių bendruomeniai patikėjo levitų ir kunigų privilegijas bei pareigas ne kaip tautiniai grupiai, bet kaip visuomeniai buvo pavesta iš kiekvienos tautos sukurti vieną didelę dvasinę šeimą visame pasaulyje. Paulius pareiškė, nebėra nei žydo, nei graiko, visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje. Galatiečiams 3 skyrius. Petras tęsė, jūs, tai yra krikščionys, esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių savo nuostabę šviesą. 1 Petro laiškas 2 skyrius. Tiesą sakant, apaštalas cituoja Išėjimo 19 skyrių. žodžius ir taiko juos visiems tikintiems Kristuje. Kristaus bažnyčia tampa ta dangaus ambasada, kur yra pašaukta nešti Evangelijos žinią ir įgyti tautų,
Dievo karalystei. Su jumis buvo podkastas 5 minutės.